ir to, kad Jėzus Kristus be mūsų nieko negali padaryti. Mes esame jo kojos, mes esame jo rankos, viskas jo. Gal tu šiandieną jautiesi mažosio šitą pėdos, mažasis pirštelis, bet būdamas netgi pėdos mažasis pirštelis, tu esi virš bet kokios kunigaikštystės valdžios ir sostų. Ten labai įdomus dalykas, sakykime, graikiškai tas žodis virš, tai yra virš kvadratu, nes yra graikiškas žodis yra hyper, yra ano, abu tai reiškia virš. O ten yra pavartotas žodis hyperano, tai aš sakau, virš kvadratu. Čia apie kokį vietų skirtumą? Čia aš kalbu apie Efeziečiams, tas pirmas skyrius virš bet kokios kunigaikštystės valdžios ir sostų. Žinokit, Dievas, mes turim suvokti vieną dalyką. Dievas mato mus visiškai kitaip. Dievas mato. Man labai geras atėjo dalykas, sakykime, tokia rašto vieta, kur man truškai pakeitė, sakykime, romiečiams 8:37, kur yra parašyta. Bet mes esame, nepaisant to, daugiau negu nugalėtojai per tą, kuris mus pamilo. Ir graikiškai ten yra toksai žodis hypernikomen. Ir aš meldžiausi ir man atėjo tas žodis, aš kadangi žinau trupučią kalbotyrą, tas kur graikiškai yra hyper, lotyniškai yra super. Tai mes galime išversti šitą rašto vietą. Mes esame super nugalėtojai. Mes nesam nugalėtojai. Mes esame super nugalėtojai. Ir tu esi super nugalėtojas. Tu nesi šiaip savo nugalėtojas. Super. Tai suprantate, tai reiškia, kad tu gali ne šiaip savo trinktelti, bet taip, kad maža nepasirodys. Žinokit, žinokit, man atėjo tokia rašto vieta iš tikrųjų. Aš visą laiką galvoju apie vertimą. Knisuosi po tą rašto vietą, po tą raštą. Ir ta rašto vieta, kur yra mes grūmėmės, ne su kūnu ir krauju, yra žodis, tas žodis, grumtynės, yra žodis palė. Ir aš galvoju, reikėtų kažkaip taip išversti, kad būtų panašu. Ir aš pagalvoju, pat kai aš išversiu, tai aš išversiu, mes pliekėmės. Mes pliekėmės. Dabar kodėl aš pasakysiu, čia dabar žiūrėkit, čia mintis toliau iš tikrųjų pliekėmės. Mes iš tikrųjų ne tik tai turime suvokti, kad mes turime valdžią, mes turime išmokti, įgauti iš tikrųjų tokią ištvermę. Vat aš pradžioje kalbėjau apie tuos iš tikėjimo išbandymus, kuriuos mums tenka patirti. Priešas ateina iš tikrųjų, kaip Izaijo ten, neklystu, 59 skyrių prašė, kaip upė. Tau atrodo viskas buvo gerai. Staiga, uraganas, tornado, upė, potvinis tavo gyvenime. Ir ko tu stebėsi? Jėzus pasakė. Jis ką pasakė? Ateis, pabautė vėjai, prapliubo liūtis. Tai normalus gyvenimas. Sveiki atvykę į realybę. Bet suprantate, kas yra? Mes iš tikrųjų, Dievas ko iš tikrųjų nori, kad mes pamėgtume kovą realiai. Suprantate, aš galiu pasakyti realiai apie save. Aš mokinuosi kovoti. Gavau daug klupti. Bet aš suvokiu vieną dalyką. Kiekvienas čempionas, jisai prieš išmokdamas gerai boksuotis, jisai ne vieną kartą atsidūrė ringo nokautas. Tik tai čempionai skiriasi nuo tų, kurie išėjo, anojo baloto, kurie pasakė, susirasiu aš geresnį kokį nors darbą, nesiseka man su to boksavimu. Jie tie, kurie kėlėsi ir sakys, ne.
aš nukalsiu, aš tapsiu čempionas. Šitos aplinkybės manęs nesukals. Jos man kalė, o aš kalsiu atgal. Žinot, angliškai yra toks posakis. Make or break. Tai reiškia, tas pats dalykas gali tau šakutės, o kita vertus, tai gali tave taip aš angliškai pradėsiu, agitate. Taip tave sujaudinti. Žinot, kartais kaip kažkas kam duoda ir taiga tavėje sukyla kažkas tai, tu sakai, štai kaip. Tai tu nori muštis. Gerai. Tai mums iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, šėtonas daro n kiaulyšių ir jo tikslas yra, kad mus pažemintų, kad mus atimtų drąsą, nes ir atsimenu 18.1 Evangelija pagal Luką. Sako, mes turime melstis ir neprarasti ko? Drąsos, ryžto. Kodėl? Žiūrėk, tu pradedi melstis už kažką. Tai. O ramamama gašia kalarėra sandara. Vieną dieną melėsi, antrą dieną melėsi, trečią dieną melėsi, ketvirtą savaitę, 2, 3, 4 mėnesius. Atsakymo. Ir tu sakai, kažkas čia ne taip. Kažkur matyt prasilenkiau su Dievu. Nes ateina mintis. Gerai, tu meldiesi 2 mėnesius. Aš galiu pasakyti, ateina mintis. Ne. Dažniausiai ateina mintis tokios. Dabar mes tik taip. Tikėjimu padarysim viską. Dieve. Tak. Pasakai vieną maldelę. Aš žinok, atsimenu, kas tikai vieną kartą. Tu pamokslavai vieną palapinį. Per vieną konferenciją ir sakai. Va būtent apie tokį tikėjimą, kad žmogus pasimeldžia vieną kartą, sako. Vieną kartą pasimeldė. Dieve, aš prašau Jėzaus vardu už kažką. Tai, aš suvokiu, kad Dievas atsako ir tokias maldas. Bet yra tam tikros situacijos, kur mes turim kaltis iki galo. Tėvas, sakykime, kuris geria, arba sūnus, kuris eina, kaip ten, pievomis ar kaip ten, nežinau pasakyti, žodžiu, nuklydo, nalėjau. Mes turime melstis ir kalti iki galo. Aš turiu minį, kas pabaigsiu tą tavo mintį, tu pasakai tada, sako, bet tokie žmonės, kada, sakykime, už žmonės yra malda, kada iš tikrųjų reikia melstis, stovėti, pasninkauti. Sako, ir šūdą jie gauna, ir paskui, ūkiškai pasakiau. Bet iš tikrųjų jie gauna taip. Nes yra tam tikros situacijos. Žinot, aš galiu pasakyti vieną dalyką. Dievas mane grąžina į realybę. Jis mane moko. Ir aš taip džiaugiuosi, toks dėkingas. Žinot ką? Jisai man pasakė, kas yra tikėjimas. Vakar aš atgailavau dėl vieno dalyko. Jis man pasakė vieną dalyką. Aiškiai, vakar, balandžio 7 dieną, jis man pasakė. Kitą dalyką, kuris man pasakė sausio 14 dieną. Ir kada jis man tai pasakė, aš pasakiau, sorry Lord, atsiprašau viešpatį. Todėl, kad iš tos situacijos, kuri ten išplaukė, aš pamačiau, kad jis pasakė, melskis be perstojo. O aš pasakiau, aš taip nepasakiau, galbūt taip, bet aš sakiau, aš pasakiau, aš stovėsiu tikėjimu,